Sveiki, pagaliau atėjo toks laikas, kai aš noriu dalintis visą tą informaciją, kurią aš sukaupiau. Iš tikrųjų, jau kažkiek bandžiau tą daryti, bet ir kaip ir kiekvienas, mes turime tam tikrų baimių, tam tikrų ribų, apsaugų, kurias mus stabdo, kurias mums neduoda tą daryti. Ir šiam momentui dar biški kažkas laiko man už kojos, bet aš vis tiek einu ir šio video įrašymo momentu dar vieną tokį stabduką turiu, bet aš jau žinau, kaip tą įveikti. Tai kam yra įdomi tema savęs pažinimo, saviugdos, savęs išsipakavimo, savo energijų subalansavimo, grįžimo į save, tai tikrai galės paklausyti iki galo, nes pabaigoje aš pateiksiu instrumentus, kurie padės jum išsipakuoti greičiau, kurie padės savo ego įsitikinimus surasti, aptikti ir su jais pradėti dirbti, kad galima būtų pasikeisti, kad galima būtų pakeisti savo gyvenimą ir pasiekti tų būsenų, kurių jūs norite, tų tokių malonumų, kaip sako, laimės, tokios vidinės ramybės, balanso. Ir tai viskas yra mumise, tik tai mes turim tam tikrus apribojimus. Tai aš noriu jums pateikti tą sistemą, kuri man labai labai padėjo mano kelyje. Iš tikrųjų galiu pasakyti, kad praėjau labai daug visokių instrumentų buvau užbandžiusi, be galo daug, nes mano išsipakavimo, kaip aš vadinu, laikotarpis buvo gana trumpas. Ir man reikėjo per trumpą laiką labai greitai praeiti tokį savęs pažinimo kelią, pasinerti labai giliai ir labai greitai tą persukti, transformuoti. Ir vienas dalykas, kad ten buvo labai daug tokių iškraipytų energijų, be galo daug, nes aš vaikystėje turėjau šokinę traumą. Tai šokinė trauma, tai kai praktiškai visa psichika yra sugriūna ir jinai kažkaip savaime atsistato savo kažkokius būdu ir realiai tas suvokimas apie pasaulį, apie gyvenimą, jis yra tiesiog kažkoks, ne toks, koks turi būti. Ir kažkur prieš 10 metų, galbūt mažiau, 7, jau pradėjau gauti skambučius ir tada jau pradėjau giliai save eiti, nagrinėti ir gavau visokius įrankius, kaip save grąžinti į save. Ir iš tikrųjų noriu dabar pasidalinti, be abejo, tai buvo daug sistemų. Sistemas aš dažniausiai mokiausi ne tik tai per praktiką, ne tik tai per savo kažkokias terapijas, bet tai jau ir mokiausi psichologijos, numerologijos, regresologijos ir kitų dvasinių dalykų, kurių aš jau neminėsiu, nes realiai man buvo tiesiog kaip patirtis. Dabar taikyti aš netaikau, bet pavyzdžiui, kas pasiliko dabar ir kas tikrai 100% pasiteisina ir su kuriuo galima dirbti, tuos dalykus aš jums pasakysiu. Ir ateityje greičiausia man pavyks, aš taip galvoju, kad man turėtų susiformuoti galvoje kažkokia sistema, kuri leis jum greičiau tą ne tik tai diagnozuoti, nes aš jums parodysiu diagnostiką, kaip save diagnozuoti, kaip surasti savo tamsias vietas, savo ego įsitikinimus pamatyti. O ne tik tai šitą, bet ir kaip taip pradėti transformuoti, nes iš tikrųjų tai yra individualus dalykas, kiekvienas mes esame savo kažkokiame lygyje, kažkokiame etape ir visi įrankiai netinka.
Tai kažkiek tai gali būti, aišku, grupiniai dalykai, bet patys giliausi ir labiausiai transformuojantis tai yra individualūs dalykai. Tai iš tikrųjų aš sukūriau tokią grupę, kurioje Telegrame sugrįžimas į save, kurioje aš dėsiu visą informaciją apie tos įrankius, būtent apie likimo matricą. Čia yra pagrindinis įrankis, apie kurį šiandien aš kalbėsiu. Ir ten dėsiu video apie kiekvieną energiją, apie kiekvieną išbalansavimą. Tame lygyje, kuriame jūs galite suvokti, labai giliai į tą temą kol kas neįsiu, nes iš tikrųjų visa matrica yra labai gili ir jinai atspindi tokį dvasinį lygį, kurio mes iš karto nematom ir nesuvokiam. Mums yra aiškiau suvokti žmogiškąją kalbą, ne dvasinę kalbą. Dėl to aš stengsiuos pateikti jums būtent žmogiškąją kalbą, kad jūs suvoktumėte, kur ką gyvenime reikia pamatyti, kokį elgesį savo pastebėti ir ką reikėtų keisti. Ir šioje grupėje aš dėsiu informaciją būtent video, podkastus, kažkokią tekstinę informaciją, kuri padės jum išnagrinėti save, būtent savo energijas. Ir dar vieną grupę sukūriau, ten bus kaip čatas ir visi, kas nori save pažinti, ten jau gali susirašinėti tarpusavyje. Kviečiu psichologus ir saviugdos specialistus, kažkokius praktikus, kurie užsiima saviugdą, tiesiog vienas kitam padėti, kažkas gali savo problemą išsakyti, ne, būtent susiję su savo tos energijos išbalansavimu ir gal psichologai kažką galės patarinėti, taip ir jūs vienas kitą galite surasti kaip specialistą ir pasižiūrėti, kas jums rezonuoja, kokie žmonės, galbūt susitikti, kažkaip bendrauti, būtent tą temą, kad jums išsijudinti, kad jūs galėtumėte greičiau save pažinti. Tai kviečiu prisijungti į tas grupės ir jos yra nemokamos. Projektus, kuriuos aš kursiu, jau mokamus, kurie tikrai, kuriuos aš negaliu taip paleisti, kurie yra grinai transformuojantis labai stipriai. Ir aš be abejo skelbsiu apie tokius dalykus, bet kol kas tokie dalykai palaikantis, kad jums būtų toks aš manau, kad čia maksi palaikymas, viskas, ką aš galiu suteikti, aš jau pradėsiu suteikti, nes ilgą laiką manyje buvo labai didelis stabdis, aš kaupiau ir sukaupiau be galo daug informacijos tikrai ir po truputėlį bandysiu ją atskleisti, dalintis ir padėti jums. Taigi, norėjau pasakyti savo istoriją. Aišku, aš apie savo istoriją dar nesu pasiruošęs kalbėti, bet kaip mane pradėjo traukti skaičiai jau nuo mažens. Aš iš tikrųjų 11 metų jau suradau kažkokią seną knygą astrologijos ir išskaičiavau, kuo aš buvau praeitame gyvenime jau 11 metų ir išskaičiavau ten ir visiems skaičiavau astrologiją. Mane iki šiol man yra truputėlį uždaras dalykas, toks jausmas, kad aš ją labai pažįstu ir žinau ir moku, bet kol kas man ten iki galo neleidžia į tą dalyką eiti. Nors aš tikrai tikiu, kad aš kažkada buvau susijusi su ja. Dabar mane labiau traukia ir dabar aš įleido mane į sistemą, į numerologiją žymiai greičiau negu, pavyzdžiui, astrologija. Ir kadangi aš mokiausi psichologijos, tai aš viską suderinau ir išmokau pamatyti tą žmogiškąjį scenarijų, kaip žmogus viduje savyje susikuria blokus, įsitikinimus. Čia yra kaip projekcija, kas anksčiau kažkada gyvenimuose susikūrė, išsibalansavo, galima sakyti taip. Paskui man toks labai stiprus užėjimas buvo į tas vietas gilės kažkur, kai aš
buvau vaiko priežiūros atostogose su pirmu vaiku, tai čia yra prieš 19 metų. Tai buvo svarstymas, kur man eiti mokytis ir ko aš noriu būti. Ir vienas iš dalykų, tai buvo būtent ezoterinė mokykla, mane pradėjo traukti Taro sistema. Bet aišku, kolektyvinė pasąmonė, kolektyvinis mąstymas ir visi įsitikinimai artimųjų, kad tai yra kažkas tokio nepriimtino, mane, aišku, nusuko nuo to ir aš pasirinkau kitą sritį ir aišku, pradėjau dirbti ir mokintis visai kitoje srityje. Ir nusisukau nuo to, bet neatsispyriau savo norui ir nuėjau į knygyną, nusipirkau pirmasis savo Taro kortas, nors aš labai bijojau jų, pasidėjau ir tiesiog man gulėjo. Kol vienu momentu aš pradėjau jausti, kad jie kažką reiškia ir jie man turi kažką padėti. Ir dabar, jeigu atsukti visą tą visus mano transformacijos etapus, aš galiu pasakyti, jeigu aš neturėčiau šito įrankio, man būtų be galo sunku, nes aš neturėjau palaikymą visame tame kelyje, nei sesių, nei brolių, nei mamos, nei tėčio šalia. Ir vyras, aišku, buvo ne iš tų, neaišku, bet buvo ne iš tų, kuriam buvo įdomus tie dalykai, apskritai tie psichologiniai momentai ir sunku buvo pasakyti kažkam apie savo būsenas. Ir tokie dalykai kaip įrankiai, kažkokie skaičiai, Taro arkanai, jie man padėjo suvokti savo būsenas, ką aš dabar jaučiu. Ir pagrindinis mano klausimas buvo, kas su manim dabar dedasi, ką tai reiškia ir ką aš turiu suvokti. Tai čia yra pagrindiniai dalykai, kurie mane domina ir iš tikrųjų man labai padėjo, nes aš pradėjau matyti, kad tam tikri arkanai, jie man pastoviai kartojasi ir aš supratau, kad yra kažkoks rinkinys tų tokių dalykų. Aš kaip vėliau supratau, kad tai yra energijos, kurios yra manyje, bet kurias aš negaliu tarsi suvokti ir kurios tarsi manyje kažkaip supakuotos, bet aš jų nematau. Man atsirado toks jausmas. Ir aš pagalvojau, jau vėliau man atsirado toks suvokimas, kodėlgi yra toks kolektyvinis įsitikinimas, kad Taro yra blogai. Ir iš tikrųjų jau dabar, šiais metais, aš labai giliai nuėjau į tuos visus dalykus. Ir mitologijas, ideologijas, Bibliją, į okultizmą, tiesiog panagrinėti, kas tai yra, kas ten pateikta ir kodėl žmonėm buvo labai daug uždaryta. Tiesiog buvo uždėta labai daug tabų, labai daug blokų, kad ten eiti negalima, kad tai yra blogai, kad tai yra kažkas nepriimtino. Ir iš tikrųjų aš tą dabar priimu, kadangi, kaip aš dabar matau tą paveikslą visą, sielos turėjo pragyventi tokį gyvenimą miegojimo. Miegojimo toks gyvenimas, tai yra tų įsikūnijimų visas ciklas iki dabar, kur reikėjo surinkti patirties. Ir mums turėjo įdiegti tokią ideologiją, kad reikia paklūsti. Ten yra Adomas ir Ieva, taip gražiai jie bendrauja tarpusavyje, kad Ieva turi paklūsti Adomui, žodžiu, jie turi ten, kad turi būti šeima, vyras ir žmona, vaikai. Žodžiu, tos visos ideologijos, kurias mes gavome per mitus, per Bibliją, per kažkokius tokius svarbias knygas, ten tokias formas, kurias mums perdavė. Jos laikė mūsų elgesį tam tikrose rėmuose ir šablonuose tam, kad mes neturėtumėm arba mažai turėtumėm galimybės išsipakuoti.
tada tarsi mes, kai paklūstame kažkam, kai mes turime tam tikrus tokius apribojimus, tai tada mes galvojame, kad mes taip turim ir gyventi. Mums va taip yra ir mes turim tą ir pragyventi. Ir žodžiu, tame etape, miegojimo etape, sielos turėjo, mano akimis, čia gali būti, aišku, heitų ir visokių nepriėmimo, čia yra mano nuomonė, kaip aš matau, vat tome miegojimo etape sielos rinko patirtį ir turėjo praeiti ir pabūti ir, tarkim, kažkokių turtingų ir bedugnėje neatsidurti, patyrinėti, pamatyti visus polius ir pliusinį ir minusinį, kad suvokti, kas aš esu, ko aš negavau, ko aš nevertinu savyje, nes pavyzdžiui, baltoji spalva, šviesa, jinai nežinotų, kad jinai šviesa be tamsios pusės. Ir čia įsikūnymuose, kai mes nusileidžiam į žemę, mes susijungiam su tokia tamsia energija, kuri mums parodo mūsų kitą pusę, nuveda į tamsą. Tu turi galimybę pabūti blogu, taip sakant, kaip visi žmonės sako, ne? Tam, kad pamatyti, kas yra gerai, vat atsukti tokį medalį, pasižiūrėti iš save iš kitos pusės, o kas tu esi iš tikrųjų ir pajausti tą vertę. Ir dabar, kai mes praėjome tą miegojimo laikotarpį, jūs jaučiat visi, kad visi išsipakuoja labai žymiai greičiau, nes jie jau gavo tam tikros patirties ir jau laikas pagaliau sugrąžinti tą jėgą, kurios vertę mes turėjome per tą miegojimą pajausti ir suvokti, kad mes to norim, kad kokias jėgas aš turiu, ne šiaip aš turiu, bet aš turėsiu paskui panaudoti, nes pavyzdžiui, jeigu vaikui duoti supridelę vaikystę ir visus turtus, jisai neturės kažkokio stimulo kažką toliau daryti, bet kai tu netinki kažko, tu pamatai, kad ką tu galėtum turėti, kai tu nevertini savo jėgos, tai tada atsiranda stimulas kurti. Ir aš tada, kai sugrąžinau savo dabar jėgą, savo vidinę kažkokį stiprumą, aš jau žinau, kad aš noriu kurti kažką, padėti kitiems, daryti kažką gero. Tiesiog va ta evoliucija, jinai turėjo šitame momente, kuris dabar vyksta, visi išsipakuoja, kad jinai turėjo įvykti, kad žmonės greičiau tas procesas, tas technologijų visų augimas pagreitėtų ir kad mes atsirastume kitame lygyje. Tai dėl to, kad kuo greičiau mes dabar visi galėtumėm išsipakuoti, visi, kas pasiekė to tokio šviesesnio taško, pradeda dalintis ir kad visus kitus, nes mes vienas su kitu labai susiję. Ir automatiškai aš matau, kaip, pavyzdžiui, mano lygis padidėjo, dvasingumo, ir aš matau, nors mano aplinka visiškai nesusijusi su dvasingumu, jie savaime visi iki mano visos giminės, iki vyro giminės, visi tarsi vienu laipteliu pakylam ir mūsų suvokimas, mūsų sąmonė prasiplečia. Tai taip aš matau tą momentą, kuris dabar ateina ir ką reiškia būtent tas užsipakavimas ir kaip svarbu dabar nepasimesti ir negalvoti, kad mus baudžia, kad mums blogai, kad čia mus drebina mūsų ego. Tiesiog drebina mūsų tuos visus apribojimus, kad pagaliau mes galėtumėm atsikratyti jų ir pagaliau mes galėtumėm panaudoti savo tikrąją jėgą, savo tikrąją energiją ir kad galėtumėme eiti į pasaulį, jūs pamatysite ir kurti. Jūs pamatysite, kad dabar išlys labai daug dalykų, kurie buvo nepasakyti Biblijoje, kurie buvo nepasakyti mitologijoje, visoje toje ideologijoje, kuri mums buvo įdiegta, kad atsiras naujų dalykų, naujų veikėjų, kad kažkas buvo kitaip. Ir automatiškai mums pradės keistis, aš galiu kitaip, o man taip galima, o aš neturiu va šitaip, o kodėl, nes taip atėjo toks laikas. Ir
man teko į tą įeiti ir pamatyti iš kitos pusės, visiškai kitaip tą pamatyti. Ir aš tikiu tuo. Ir jeigu kam rezonuoja, tie dalykai, kurie aš kalbu, aš kalbėsiu ir toliau ir iš tikrųjų irgi parodysiu, kas pasikeitė tame taške, pradinėme taške, kuris įtakojo mūsų būtent tą miegojimą laikotarpį. Dabar aš noriu grįžti prie taro ženklų, prie taro arkanų, kodėl, kad jums truputėlį nuimti tą įsitikinimą, kad tai yra kažkas blogo, ten kažkaip su būrimais, galbūt ten su čigonais, kažkam yra vis tiek yra kažkoks įsitikinimas, kad tai yra kažkas tamsaus, negalima. Aš galiu pasakyti, kad visą energiją, kurią mes gauname, ją galima panaudoti ir į gerą, ir į blogą. Galima, aišku, įeiti ten, kur yra panaudojama prieš žmogaus valią ir kažką padaryti tikrai tokio destruktyvaus, bet galima su tais dalykais, kuriuos mes gauname žemėje, padaryti kažką ir šviesaus, ir tam tikrame etape panaudoti savo kažkokiam būtent išsipakavimui, kaip aš sakau labai dažnai tą žodį, bet man geriausias žodis, kuris atspindi tą dalyką, nes mes, kaip tai vyksta, mes kažkur mūsų psichikoje, jeigu paimti žmogų, yra išstumtos tam tikros emocijos, tai yra tos energijos, yra sudėtos, kurių mes labai bijome. Kažkada mūsų gyvenimuose įvyko kažkoks dalykas, kur mes panaudoję savo energiją galėjome kažką arba nužudyti, arba ten kažką tokio padaryti, kur buvo be galo tragiškai blogai. Ir dėl to mes tarsi jaučiam, kad tam tikrus stabdžius, mums baisu būti stipriem, mums baisu būti matomim, mums baisu būti ten moteriam seksualiom, moteriškom, vyram stipriem, nes kažkur kažkada šita jėga galėjo nueiti į minusą ir padaryti su tą kažkaip išsikreipyti ir padaryti kažkam žalą. Ir paskui, kai siela tą suvokia, ir jinai tarsi atsisako, o ne, man to nereikia. Bet jeigu mes suvoksim visą tą dalyką, kaip tai vyko, tame dabartinėme taške, kažkada mums neleido iki to prieiti, bet dabar jūs turite suvokti, kad visa patirtis, kuri buvo, jinai tiesiog turėjo įvykti, net ir blogai, net ir su žala kitiems žmonėms turėjo įvykti, nes kitaip būtent balansavimas negalėtų susibalansuoti tam tikros energijos visame pasaulyje. Taip mes turim dabar kažkada pabūti toje tamsoje ir dabar pereiti aštuoniuką. Aš piešiau praeitame video, kaip balansas vyksta. Tuo aš tada pavaizduosiu čia. Tuo nepaišau. Aštuntukas. Čia mano toks netolygus. Ir čia pliusas ir minusas. Ir mes turim pabūti pliuse pradžiai ir minuse, kad suvokti, kur yra balansas, nes mums reikia atsirasti balanse ir išmokti būti tame balanse. Bet kol tu nežinosi tą kraštą ir tą kraštą, iš tikrųjų labai sudėtinga yra suvokti, o kur aš turiu būti. Gerai. Vis norėjau grįžti prie tų taroj, kad jums tą įsitikinimą, bet jaučiu, kad dar nelaikas, reiškia, dar vyksta filtravimas auditorijos, nes aš žinau, kad iki to dalyko, kai aš pradėsiu kalbėti apie matricą, liks tik tai patys stipriausi, nes tą gilį, apie kurį aš kalbu, tikrai ne kiekvienas dar pasiruošęs priimti. Ir dar vieną dalyką, kuriu dar pasakyti būtent tam atfiltravimui auditorijos, taip sakant, apie psichologiją aš kalbėjau trumpai ir ezoteriką savo prieš metus video apie ego įsitikinimus. Yra 2 dalių, po valandą laiko video. Aš irgi įdėsiu apačioje, reiškia prie aprašymo
tikrai rekomenduoju pažiūrėti, kas nežiūrėjo, kaip vyksta būtent va, ta projekcija į mus ir kaip mes tos blokus turim, kaip vyksta tas išsipakavimas. Nu, gerai, kad jeigu kas nežiūrėjo, aš trumpai dabar pasakysiu. Mes visą laiką, vat jeigu yra tas mūsų, tai yra mūsų aspektas, mūsų siela, taip sakant, ne? Mes visą laiką turim, kadangi mes gimėme, kažkas turėjo vykti. Kaip vyksta gimimas, kaip vyksta kūryba, taip, tai turi būti, reiškia, kažkas energija turi užpildyti materiją. Materija, jinai neturi tokios subtilios energijos, jinai pati atgyti negali, ne? Kaip knyga, jinai negali atgyti, jinai turi tik tai tą fizinį tokį, fizinę struktūrą. Ir kad jinai atgytų, turi būti jinai sujungta su kažkokia energija. Tai mes esam gyvi, nes mūsų materialumas, mūsų žemės energija, kas yra sukurta materialaus fizinio, susijungia su kosminė energija. Ne? Kosminė energija tai yra kūrėjas, tai yra mūsų tėvelis. Žemiška energija, būtent materialumas, tas fizinis kūnas, tai visus materialius daiktus, ką mes turime, tai yra motina, tai yra mama, tai yra viskas, kas susijęs su žemė, tai yra moteriška ta gyvybės energija. Ir va tos kanalus mes turim visada ir mes turim palaikymą ir, kaip sako, visata visą laiką mums rūpinasi, yra visą laiką gausa, bet mes turim tam tikrus apribojimus. Jūs įsivaizduokit, kad aš nupaišiau dabar tą ploną kanalą, realiai mes tokį ploną ir turime, bet jį galima praplatinti iki čia. Ta visa energija gali mūsų visus užpildyti, mes galim kaifuoti nuo to gyvenimo, gyventi savo malonumui, kurti tą gyvenimą, kai mes praplatinam šitą dalyką. Praplėsti tam kanalui neleidžia mūsų blokai, mes turim tam tos įsitikinimus, tai aš vadinu, psichologijai tai bus psichotraumos, ten tose taškuose yra subasmenybės, jeigu ezoteriką eiti, tai yra tos tamsiosios mūsų pusės, šešėlinės pusės, žodžiu, šitie dalykai tai yra blokai, jie ir kūne, aišku, projektuojami, ten, kur mes turime silpnas vietas fizikoje, ten, kur sergam, mums skauda, mes turim kažkokius tokius fizinius negalavimus, tai ten ir bus tie blokai, jie irgi atsispindi. Ir tie blokai neleidžia visai tam kanalui prasiplėsti. Ir tam, kad mes galėtumėm atgauti visas tas jėgas, nes čia iš tikrųjų tose taškuose, tose psichotraumose vadinamose, yra mūsų uždarytas resursas, kurį kažkada mes pabijojom panaudoti. Atsimenat, kur aš jau sakiau tą pavyzdį, kur mes turėjom kažkokią jėgą ir pabijojom jos ir atsisakėm. Ir mes tarsi uždarom, tokiam užkapsuliuojam. Ir mes tas kapsulės, tos blokus turime savyje. Ir tam, kad mes galėtume įleisti tą visą kanalą, praleisti, gauti kaifą nuo gyvenimo ir gyventi kaip mes norim, iš tikrųjų mes turime tos blokus nuimti, prasukti ir priimti tą resursą, priimti tą energiją, kurios mes bijome, nuimti tas baimės ir tada ir tie blokai iškeliauja ir mes iš tikrųjų galim kvėpuoti ir gauti malonumą nuo gyvenimo ir priimti tą gyvenimą. Kaip trumpai pasakysiu, tuos dalykus aš iš tikrųjų galėsiu kažkada ir vėliau ir galbūt kažkokį kursą jau tokį išsamesnį tam dalykui skirti, galbūt video, dabar dar nesusiformavo mano galvoje, kaip aš tą pateiksiu, bet realiai čia yra projekcija visa. Jeigu dvasinį lygį eiti, kaip aš sakiau, ne, čia viskas, kas susiję, yra visi blokai su nepriėmimu kūrėjo, ne, kai siela, pavyzdžiui, susiduria su kažkokia sunkumu ir apkaltina Dievą. Oi, čia gyvenimas blogas, ten, tarkim, Dievas mane baudžia ir užsidaro būtent visi blokai susiję su kūrėjo nepriėmimu ir blokai, kurie savęs nepriėmimo, ne, ten savo kūno nepriėmimu, savo gyvenimo, koks jis yra nepriėmimo, ne. Tai
Tai va tie dalykai bus susiję su va ta energija. Čia bus blokai, būtent iš tos pusės. Arba iš tos mes negauname. Ir kuo daugiau mes blokų turime, tai tuo mažiau mes turime tos tikrosios finansinės, seksualinės energijos, kuri mums duoda galimybės realizuoti save visiškai pilnai, kaip mes norime. Kaip tai projektuojama, ne, va tie atsisakymai savo resursų, jie suformuojami, projektuojama yra į žmogų per kažkur 7 metus, kažkur per 3 metus, bet prasitęsia paskui iki 7 metų psichologijoje, ne? Galite irgi mano video pirmam tą pasižiūrėti. Ir va tie blokai, kaip psichotraumos, tiesiog jūs negalite to išvengti. Ir viskas, kas buvo jūsų vaikystėje, tai yra projekcija jūsų sielos, ko jinai atsisakė, kokių resursų, to jinai negaus, dabar vaikystėje vaikas negaus. Ten, pavyzdžiui, jinai atsisakė kurėjo meilės, jinai tada neturės tėvelio šilumos, tėvelis meilio palaikymo, jinai kažkada atsisakė savo stiprybės, tai ją pastoviai nuvertins ir vaikystėje susidaro tos psichotraumos, būtent tos, kurių resursų atsisakė siela kažkada. Ir per tuos 7 metus jau suformuota yra psichika ir psichika, jeigu išversti, tai yra siela. Jau suformuojama yra sielos modelis, sielos matrica, kurioje yra jau suformuotos tos visos psichotraumos, o paskui jau žmogus eina ir susiduria su tuo. Nes vat šitie dalykai, šitie mūsų blokai, mum nematomi, tai yra mūsų šešėlinės pusės. Ir tam, kad mes tai pamatytume gyvenime, mes turime suprojektuoti tai į mūsų žmonės, į mūsų visus įvykius ir tuos visus tamsius taškius, tuos visus blokus mes matome kitose žmonėse. Jūs matysite, erzina žmonės, jūs bijote kažkokių žmonių, kažkokie įvykiai, kurie jūs verčia kažkaip neigiamai reaguoti. Visi dalykai, kurie supakuoti jūsų viduje, kurie sublokuoti, jie projektuojama yra į jūsų išorę. Ir jeigu žmogus sąmoningai mato, negalvoja, nepyksta ant tų žmonių, nepyksta ant gyvenimo, tai tada jisai gali analizuoti, per tą projekciją visą laiką jisai gali analizuoti, ko man tai reiškia, ką man rodo viduje, į kokį mano bloką, į kokį man tašką, tas ar anas įvykis. Ir būtent pagal tai jisai gali save išpakuoti ir galvoti, kur aš prieš save einu, kodėl aš taip veikiu, o kas man susiblokavo. Tiesiog reikia uždavinėti tokius klausimus. Iš tikrųjų, irgi mano galvoje dar tokia skraido, tokia idėja padaryti būtent praktinių dalykų tokį kursą, kur galima būtų praktiškai tai apversti, pamatyti ir apversti, bet nieko nepažadu, sakau, man turi tas ne tik tai skraidyti, man turi įsižeminti šitas dalykas, tada aš galiu jau daryti ir kurti. Tai būtent apie tą likimo matricą, kurią aš kalbėsiu, tai ten jau grinai matomi yra visi blokai, visi taškai. Su jais galima fizikoje dirbti, kaip ir aš sakiau ir prieš tai, kitose video, kad galima dirbti, pavyzdžiui, jogą. Ir tuos taškus visus pradėti nuo fizikos, ten apsukinėti, bet ten yra tokios apsaugos, kurios neleis jums prieiti prie pagrindinių blokų. Pagrindiniai blokai tai yra apatinė kūno dalis, tai yra visos stipriausios baimės, yra dažniausiai kalbėjimo zonoje, kad aš negaliu kalbėti, negaliu pasireikšti, ir būtent klubų zonose. Ten yra didžiausias baimės, tai į tuos blokus su joga labai sunku yra prieiti. Su ta joga, su asanų joga, kuri tik tai fizinius dalykus praeina, ten labiau reikia gilintis į pasąmonę. Ir taip, jūs kai dirbate su fiziniu kūnu, jūs dalį tarsi
pajudinat tą reikalą. Kai jūs pajudinat savo bloką viduje, va tą vidinį tašką viduje truputėlį pajudinat, jisai jau bijo, mane jau mato, jisai pradeda realizuotis gyvenime ir jisai patikrina, ar tikrai gali išeiti, jisai turi realizuotis gyvenime, jisai suformuoja kažkokią įveikę patikrinimui, ar tu tikrai suvoki tą dalyką, kodėl aš čia. Ir jeigu nepraeinat, jums vėl grįžta ir vėl jūs negalite ten kažkokius asanus padaryti ir vėl kažkur bus toks stabdis, kol jūs gyvenime nepradėsite keisti ir nesuvoksite, kodėl tas blokas buvo. Čia labai trumpai, aš jums tiesiog, kad maždaug įsivaizduoti, su kuo reikia dirbti. Dabar vėl vis tiek grįžtu aš prie taro, prie arkanų, nes iš tikrųjų matrica yra arkanų sistema. Ir kad nuimti tuos visus stereotipus, kad tai yra blogai, aš ėjau labai giliai. Tiesiog, aš kai pradedu analizuoti, aš einu visą laiką labai giliai ir iš tikrųjų, jeigu aš dirbu su kažkokiu savo bloku, tai aš einu į visus sluoksnius, tai ne tik tai praeitą gyvenimą, ne tik tai regresas į praeitą gyvenimą, ten yra daug gyvenimų ir iš tikrųjų į dvasinį lygį aš visą laiką mane kažkaip užmeta. Tai iš tikrųjų va tą takelį aš labai ryškiai matau ir va tas projekcijas, kurias mes čia turim kaip suvaidinti, tai iš tikrųjų man labai pasimatė tiesiog tokiais paveiksliukais. Ir kai pradėjau nagrinėti va tą taro sistemą, tai mane privedė prie Atlantų, prie tokios civilizacijos, kuri buvo labai aukštame lygyje savo evoliucijos, savo vystymo ir jie tikrai labai daug tokių dalykų kosminių darė, kurie dar mums neprieinami technologiškai. Technologijos dar nepriėjo prie to, bet jie buvo pasiekę tam tikrų tokių būsenų ir dalykų, kurie padėjo, jie galėjo valdyti tą energiją, jie pradėjo analizuoti, kaip sukurtas pasaulis ir galbūt užėjo labai toli. Tiesiog tas nagrinėjimas juos atvedė į pasaulio pažinimą, jie norėjo suvokti, koks yra pasaulis, būtent kaip formuojama yra visa ta realybė. Ir jiem buvo labai sunku tą padaryti, nes ten be galo daug yra sluoksnių ir be galo daug tokių niuansų, subtilybių. Ir tada taip atsitiko, kad jie sugalvojo supaprastinti ir atlantai sugalvojo supaprastinti tą visą modelį realybės, kad galėtų ją patyrinėti, ištyrinėti, ištirti, nes taip buvo be galo sunku. Jie suvokė, kad visa realybė, jinai yra kaip tas pats modelis, kaip ir žmogaus. Jie žinojo, kad žmogus turi čakras, turi energetinius centrus ir per tai ta energija kažkaip sąveikauja su visa visata, su pasauliu. Jie sugalvojo tos pačius centrus, 7 čakras, nes jie pamatė tame, kad yra ryšys, padaryti Žemės planetoje ir buvo sukurtos 7 piramidės. Jūs galėsite giliau nueiti į tai, tam tikros piramidės dar likusios. Tai yra piramidės, kurios atvaizdavo, kurios buvo kaip būtent mūsų energetinių centrų, čakrų, būtent tie taškai. Ir jie turėjo įleisti ten labai daug kosminės energijos, kad užsisuktų energija tose taškuose, kad pamatyti būtent, kas vyksta tarp šių centrų. Jiem pavyko ir jie pamatė, kad tikrai tą realybės modelį galima supaprastinti ir iš tikrųjų tie taškai suveikė ir tos Žemės čakros irgi suveikė ir jie pamatė kanalus, kurie atsirado tarp tų čakrų ir tie kanalai ir va tą visą informaciją, tą tyrimą, tą tyrinėjimą, jie taip ir paliko Egipte.
žydai būtent pasinaudojo tą informaciją ir išpakavo, iššifravo būtent iš Egipto ir atvaizdavo tą visą. Ir šitas medis, Sefirot, būtent atspindi 22 energijas. 22 energijas tai yra 22 arkanai, būtent kurie atvaizduoti yra taro kortose. Tos 22 energijos, jos yra skirtingos. Ir va tos energijos, ką mes va čia turime, kur aš piešiau, ne, mum praeina ir jos yra visiškai skirtingos. Ir pataiko į tos blokus, ten į tuos, kur susijusi ta energija. Pavyzdžiui, yra meilės energija, yra tokia kario energija, yra mokytojo energija, yra tokia moteriškumo ir vaisingumo energija. Tai, žodžiu, ten yra tam tikri aspektai tam, kad būtų sukurtas pasaulis, tam, kad būtų išlaikyti tą balansą, mums reikia skirtingų balansuojančių tokių energijų. Ir tie arkanai, jie atspindi, jeigu žiūrėti Raido kortas, tai ten atsispindi kiekviena energija. Ir žinokit, tų paveiksliukų nagrinėjimas yra toks procesas savęs pažinimo, nes mes vis tiek turime tas energijas viduje, pusę tai tikrai mes turime viduje ir kažkiek mes matome, susidurime pasaulyje su tom energijom. Ir kai tu pradedi nagrinėti, ir aš kaip pamačiau, kad manyje yra tam tikros energijos, kurios man visą laiką kažką nori pasakyti. Tie blokai, kuriuos mes turime, jie visą laiką nori išlysti ir mums kažką pasakyti, jie pradeda kažkur projektuotis į žmonės, pažiūrėk, koks tu esi, kas tavėje negerai. Ir kai tu suvoki, va šitą aš turiu energiją, bet reiškia, jinai gali išsikraipyti arba taip, ir aš tada jau žinau, kad kaip aš galiu tą atsukti. Dėl to tas instrumentas, kurį aš noriu pateikti jums, savęs pažinimui, likimo matrica, jinai grinai pagal arkanus. Arkanai yra skaičiai. Skaičiai tai yra energija ir numerologija, tai irgi yra skaičiukai, jie parodo, kokias energijas mes savyje turime, su kokiam energijom mes susidūrėme, gyvenimo skaičiai, metai, kodėl mes sako, kad tie metai bus sunkus, tokie bus tokie metai. Nes jeigu mes sudedam, mes turim tam tikrą energiją, kuri mus įtakoja, visą visatą, mes turim tas energijas, pavyzdžiui, pagal gimimo datą, derinį tam tikrų energijų, kuriuos mes turime išpakuoti, kad pamatyti savo jėgą. Ir likimo matricą aš pamačiau realiai jau po to, kai aš jau sužinojau, kad manyje yra tos energijos. Aš jau žinojau, kokie aspektai pas mane yra, tiesiog pajaučiau tas energijas. Aš pradėjau jausti energijas gal prieš metus, tiesiog kaip elektros srovė savyje ir aš žinojau, kad čia man dabar įsijungia šitas, Tai yra keistas dalykas, aišku, žmogiškajam suvokimui, bet tai yra įmanoma ir tikrai kiekvienas gali tą pajausti, išpakuodamas save ir tuos visus ego įsitikinimus pradirbus. Tai paskui, kai aš pamačiau, kad yra tos energijos, kad yra tam tikri arkanai, kurie parodo, ką tu savyje supakavus, kokias tu stiprias pusės galėtum turėti, bet neturi, ir ką tu turi padaryti, kad tai apsukti ir grąžinti savo resursą, savo jėgą, kai aš pamačiau, kad ten yra visa sistema ir kad jau tai galima tiesiog įvedus savo gimimo datą tą sužinoti, man buvo wow, nes man buvo tokiais blokais, ateidavo ten suvokimas, o čia tiesiog įvedant gimimo datą, tau parodo visą tavo gyvenimą, kur yra pats stipriausias blokas, karminis dalykas, kur yra finansinė, seksualinė karma blokai, kur yra giminės blokai iš mamos pusės, iš tėvelio pusės, ir kur yra realizacijos blokai, ir viskas yra parodoma. Dėl to aš labai
Kviečiu naudotis to. Iš tikrųjų, tas žinias aš pateikiu, nes iš tikrųjų, jeigu pradėsite ieškoti, tai tie dalykai paviršutiniški, jie yra viešai galima rasti. Ir, pavyzdžiui, jeigu jūs suvesite likimo matricą, Matrix of Destiny arba rusiškai Matrica судьбы, tai jūs surasite kalkuliatorius, kur galite įvesti datą ir pamatyti tai. Apačioj video aš jums sudėsiu kalkuliatorius, kur jūs galėsite pamatyti savo likimo matricą, bet aišku, jūs neskubėkite analizuoti visų žmonės, kištis į kitų gyvenimus, o tu toks, tu anoks. Čia irgi yra jūsų ego ir to daryti tikrai nereikia. Ir dėl to aš norėjau, kad atsifiltruotų auditorija ir ateitų čia tik tai sąmoningi žmonės, kurie neduos savo ego lysti ir mokinti kitus žmonės, kaip gyventi, o norėsi išsipakuoti grinai save. Ir ten pamatysite ir iš tikrųjų irgi aš jums duosiu pagrindinius tokius savokas, kad jūs suvoktumėt, kad ten ne viskas yra vien tik tai apie jūsų ten kažkokią savybę. Ten yra tam tikros zonos, kurias reikia suvokti, kad susiformuotų paveiksliukas ir tam tikri dalykai, nuo ko pradėti ir kaip save pradėti matyti. Tai kai surasite kalkuliatorių apačioje, ir aš dar sudėsiu jums tokį nuorodą, pamatysite, yra kaip pamatyti, suvokti, kaip geriau jums veikti. Nes jeigu jūs turite daugiau žemiškų energijų, jūs daugiau žemiškas žmogus, daugiau pasitikėjote kažkada žeme, ne, ir jūsų ryšys su mama yra geresnis ir su savo kūnu, tai tada jums geriau suveikia viskas, kas susiję su kūnu. Jums tada geriau dirbti, rašyti, jau realybėj kažką pačiam, tokiam žmogui pačiam lengviau su savim pradirbti. Nes jisai įsižemina, jisai realiai viską mato, realiai gali kažką daryti. Ir jūs pamatysite įkelsiu tą nuorodą, reiškia savo natalinės kortas, ir jūs pamatysite, kokių ženklų jūs neturite iš horoskopų ženklų. Reiškia, jeigu jūs neturite tam tikrų ženklų, kurie parodo žemės energiją, stichiją, tai reiškia, jų mažai žemės. Jeigu jų mažai yra, pavyzdžiui, tokių ženklų, kuriuose yra planetos, nereikia pasižiūrėti, kur bus natalinė korta, jums bus grafikėlis, kur matysite planetos yra tokiame ženkle, planeta tokia yra tokiame ženkle. Tai vat, jeigu tokių ženklų, pavyzdžiui, žemiškų yra daugiau, tai jūs prie žemės labiau, prie tokių įsižeminimo, darbo su savim per fiziką, per rašymą, per žingsnius, per realizaciją. Jeigu jūsų stichijų žemės nėra ir labai mažai ir daugiau yra tokių kitų dalykų, ne kitų, pavyzdžiui, daugiau yra oro, vandens, tai tada jūs linkę yra mąstyti emociškai, kažką jums lengviau eiti į terapijas kažkokias, kur kažkas jums paaiškins, kažkas galės jūs įžeminti, kad jūs suvoktumėt daugiau. Nes ten žmogus, žemiškas žmogus, jis labiau per strategijas kažkas suvokia, o tas kitas žmogus, ne, kuris labiau prie mentalo, prie emocijų, tai jisai labiau suvokia, kai jam paaiškinama, vat, būtent kažkokiame kitame lygyje. Ir žodžiu, per tai jūs galite irgi save panagrinėti. Aš radau irgi Lietuvoje yra astrologijos kalkuliatorius, o kiti ne Lietuvoje matricos, bet irgi ten galite suvedate datą, gimimo datą, pavyzdžiui, kaip dirbti su matrica. Suvedat gimimo datą ir jūs pamatysite, kad bus toks kvadratas, taip sakant, jisai gali atrodyti kaip apskritimas, bet ten yra kvadratas. Ką ten reikia pamatyti? Gerai. Kas ten bus atvaizduojama? Ten bus atvaizduojama šita dalis, šita vertikali pusė, tai yra
visi blokai susiję su kūrėju, su tuo, kaip jūs nepriemat kūrėjo. Ne? Ir kūrėjas tai yra kas mūsų projekcija Žemė, tai yra mūsų tėvelis. Ir aišku, visi blokai praktiškai bus susiję per jį. Ir dar viena va šita dalys matricoje, tai yra Žemė, tai yra mūsų materialūs dalykai. Tai ir visa šita linija, jinai parodys, kokius blokus turite būtent susijusius su savo kūnu, su savo būtent žemiškom kažkokiam realizacijom, su finansais, nes finansai tai yra būtent materialumas. Tai vat, šita linija parodys jums, ką jūs turite savyje pakeisti, savo asmeninę, o kita vertikali linija, ką jūs turite pasaulyje padaryti, ne, kad galėtumėt realizuoti save. Tai, bet kai jūs įvedat, pamatote tą matricą. Aišku, labai sunku, labai daug visko. Ir po truputėlį aš jums zonos papasakosiu, kad jums būtų aiškiau, kad jūs galėtumėt pamatyti. Iš tikrųjų, tame čiate, kur aš sukūriau, ir tame kanale Telegram, aš po kiekvieną energiją aprašinėsiu ir aprašinėsiu tam tikrose taške, ką reiškia, kad jų būtų aiškiau, nes pavyzdžiui gali būti vienam taške vienaip jinai realizuojasi, kitam taške ir kitaip realizuojasi, bet aišku, esmė yra labai panaši. Pradžioje jums pakanka diagnostikos, pasižiūrėti savo šešėlinės pusės, va tas blokus, visi tie taškai, čia bus va tie blokai, apie kuriuos aš kalbėjau, visi iki vieno skaičius yra nesubalansuotos tos energijos, tas resursas, kurį jūs nepriėmėt, kurį galima apsukti į jūsų naudai, bet kol kas jisai kažkur yra uždarytas ir ten yra labai daug sluoksnių. Atrodys, kad jūs vieną tą traumą, vieną bloką dirbat su juo ir niekaip nepraeina. Bet ten yra labai daug sluoksnių ir kai jūs viską praeinate, labai daug ką ir tada ten automatiškai jau visi likučiai nusivalo. Ką reiškia pirmas, kai atsiversite, aš jums trumpai papasakosiu, jūsų gimimo data, pirmas taškas tai yra jūsų gimimo data. Kaip jinai skaičiuojama, tai yra visi skaičiai, nes yra viso 22 arkanai, tai reiškia viskas iki 22 ir 22 yra energijų tipai ir visas energijas atvaizduojamas arkanas. Ir jeigu jūs ieškote informacijos, jūs galite įsivesti visur arkaną. Ir taro, jeigu jūs, pavyzdžiui, ieškote kažkokio apibūdinimų, taro apibūdinimų irgi jums tinka, jūs kažką irgi panagrinėsite surasti. Pavyzdžiui, kai aš darau konsultaciją klientui, būtent likimo matricos, aš jau žinau apie visus skaičius jau daug metų ir tikrai tyrinėjau bet kai aš konkrečiai su žmogum dirbu, aš dar 4 šaltinius imu, skirtingus, ir tada man atsifiltruoja, nes susiderinu su žmogaus biolauku ir man susiderina jau būtent tie scenarijai, kurias pasirinko žmogus ir aš jau tokia srovėje, galima sakyti, tėkmėje aš galiu tą informaciją perteikti žmogui. Ir tai jūs pradžiai, kai pradėsite nagrinėti, ten bus labai be galo daug, bet kiekvienam žmogui yra tam tikri dalykai paimti, ne, iš tų energijų. Ir jūs, kai pradėsite nagrinėti, jūs pamatysite, kad kokie dalykai jums atsiveria šiuo momentu. Nes iš karto gali neatsiverti visi. Atrodo, jūs galite perskaityti ten 2 lapus informacijos, bet jums tiesiog ten kažkokie dalys tik tai užsifiksuoja. Paskui po metų jums užsifiksuoja jau daugiau dalių. Žodžiu, psichika turi apsaugas ir jums gali prileisti ne iš karto visą tą informaciją išnagrinėti ir suvokti. Tai, kaip ir minėjau, visas tas energijas apibūdinsiu nuo 1 iki 22 energijos, kad jūs galėtumėte save panagrinėti. Bet pasižiūrėkime matricos taškus ir tas pirmas taškas, jūsų gimimo data, jinai parodo jūsų portretą.
Ką reiškia portretas? Portretas tai yra, kaip žmogus pasirinko save parodyti kitiems žmonėms. Tarsi kaukė. Nes mes žinome, kad žmogus, kartais matome, kai jau ilgiau bendraujame su žmogum, kad jisai viduje vienoks, o jisai bando pasirodyti kitoks. Ir tai yra portretas ir psichoterapeutas Jungas apie tai labai gražiai paaiškina ir yra visokių tokių straipsnių apie tai, kaip yra suformuota ir kodėl. Tai yra tarsi apsauga ir tas portretas yra sukurtas tam, kad apsaugoti save nuo šitų blokų išsipakavimo, nes realiai psichika, jinai bijo eiti į tos tamsius taškus, į tos šešėlius, nes ten jai yra tabu, nes jai yra baisu priimti tą energiją ir jinai kažkaip sugalvoja savo portretą, kad niekas nepamatytų to. Ir pavyzdžiui, jeigu žmogus labai stiprus viduje, jisai turi iš prigimties daug energijos ir tokios stiprios vyriškos, tai jisai bus toks portretas, kad jisai mažas, kad jisai silpnas, toks moteriškas. Tai ir pavyzdžiui, atvirkščiai gali būti, ne? Jeigu moteris yra be galo moteriška viduje, tai jos portretas bus, aš stipri, aš vyriška, aš čia kontroliuoju, žodžiu, čia yra portretas. Tai va šitas dalykas, šita pirmoji energija, pirmasis taškas gimimo data parodo jūsų portretą, ką jūs pasirinkote rodyti žmonėms. Bet čia yra minusinė energija. Tai reiškia, jeigu jūs pradėsite nagrinėti, žiūrėkite ne pliusą, pliusas bus kažkiek, bet labiausiai žiūrėkite minusą, nes jinai dažniausiai pasireiškia minusinėme tokiame variante. Ir tam, kad jūs gautumėt resurso iš šito taško, nes ten irgi yra jūsų energija, tiesiog jūs ją pasirinkote kaip portretą, ten irgi bus resursas, jūs tiesiog pagalvokite, kaip jūs galėtumėte apversti ir ką jinai apsaugo, kokias kitas energijas jinai apsaugo ir ką stipraus jūs turite. Dabar visa šita linija, prie šitos skaičiaus yra 2 taškai. Vienas taškas parodys jūsų vidinį vaiką. Jūsų vidinis vaikas, tai ko jūs norėjote vaikystėje. Pliusė, jeigu skaityti tą energiją pliusė, ko jūs norėjote vaikystėje, bet realybėje tai bus, ko jūs negavote. Nes ko nori siela, realiai jinai to negauna tam, kad suformuoti ir susikurtų tą vertė to dalyko, kurio jūs norite. Tai va, tas antras skaičius, tai yra jūsų vidinis vaikas ir parodys, ko jūs negavote vaikystėje. Ir lygiai tas pats bus su jūsų vaikais. Reiškia, jūsų vaikas nori va šito dalyką, bet jūs jam neduodate. Nors jūs tarsi pasirenkat kitą scenarijų ir kitaip jūs elgitės negu savo tėvai, bet realiai jūs neduodate. Ir kažkaip savai pasirenkat savo strategiją. Ir kai aš nagrinėsiu energijas atskirai, tai jums bus aiškiau suvokti. Tai va čia yra jūsų vidinis vaikas. Trečias skaičiukas, tai yra jūsų vidinis suaugusis. Tai yra kaip jūsų tėvai su jumis elgesi. Ir reiškia, pliusą būtų kaip norėtumėt ir kaip būtų gerai jūsų sielai, bet realiai būna minusas, ne? Jeigu, pavyzdžiui, ten bus kokia ketvirta energija, imperatoriaus energija, jinai minusė yra labai griežta, kontroliuojanti. Tai reiškia, griežtai buvo tėvai griežti ir kontroliuojantis. Ir jūsų vidinis vaikas, tada jisai, jeigu norėjo ten, pavyzdžiui, būti 22 energija, tai būti tokių laisvų ir tokių mylinčių šitą pasaulį, pasitikinčių, tai minusai, pavyzdžiui, jeigu ten 12 kokia būtų, tai jūs tampate auka, tai jūs visą laiką kažkas spaudžia, agresorius kažkoks atsiranda, būnate tokia situacija, kur jūs turite kentėti, daryti tai, ko jūs nenorite. Ir va, tas taškas vidinio suaugusiojo, tai tas dalykas parodys, kaip jūs su savim elgiatės, jisai parodys, ką jūs savo darote ir kaip jūs save baudžiate, ne? Nes tai yra kaip ir bausmė savo.
nerealus daiktas tam, kad psichologijai, pavyzdžiui, panagrinėti savo elgesio strategijos su savim, kaip jūs savęs nekenčiate ir ko jūs norite iš tikrųjų ir ką jūs darote kitiems žmonėms, pavyzdžiui, savo vaikam, ką jūs perduotate. Ne, čia labai trumpai aš jums paaiškinsiu. Dabar sekantis einam į giminės energijas. Į giminės energijas tai yra būtent tos įstrižainės, tai yra viena yra įstrižainė iš tėvelio pusės energija, kuri eina iš tėvelio visos giminės, o kita energija iš mamos pusės. Aš jums nepasakiau, va šitame dalyke mes turime 2 kanalus, kurie mus visą laiką palaiko, bet mes turim tokį vežimą, kurį mums prikabino, bet būtent tos giminės energijos. Čia toks mūsų dalykas, kurį mes turime savo giminiai padėti pradirbti. Nes atsimenat, ką aš jums sakiau, tas laikotarpis miegojimo, įsivaizduokit, kad jeigu visi miegotų ir niekas nepadėtų vienas kitam, mes niekaip negalėtumėm tą balansą išlaikyti. Bet mes padedam. Kodėl mes gimstam per tėvus, ne šiaip savo ten iš žemės išlindom, o per tėvus tam, kad mes galėtumėm paimti tėvelio energiją ir mamos energiją ir galėtumėm padėti visai giminiai išsivalyti. Tuomet, kai mes apverčiam ir subalansuojam savo energiją, apsiverčia viskas ir giminėje. Tai per tą vieną įstrižainę tėvelio energijas bus tie taškai, tos nesubalansuotos energijos, kurios nesubalansuotos buvo giminėje. Ir atsukus kiekvieną energiją, savyje pamačius, jūs per tai galėsite pamatyti, kaip atspindi mums tėvai, atspindi, jie yra mūsų atspindys, ką mes savyje turim tokio supakuoto, nes visas tas derinys mamos ir tėčio giminių energijų, jisai yra parinktas taip, ką mes savyje turime, ne? Ir padėjus išpakuoti tas giminės energijas, jūs padedat giminiai, o giminė padeda jums, tada atsiveria visas ten kažkokios galios, gali ateiti dovanos, energija labai stipri, kuri padeda jums veikti ir padeda jums kažką nuveikti gyvenime, realizuoti save. Tai tam, kad pažinti save, tam, kad pamatyti, kodėl jums kažkas susidarė tie blokai, jūs galite per tuos taškus, matant, kad mama tokia minuse, ten visas energijos yra minuse, ir jūs pamatote, šitas, jeigu pavyzdžiui šeštukas yra minuse, jinai visiškai nepriima savęs, reiškia kitų žmonių, gyvena nemeilėje savo, eina prieš save, nesupranta kitų žmonių. Ir jūs tada matote, žiūrite, o kaip aš tą darau, nes aš tą patį darau, kaip ir mama, bet kažkaip kitaip. Ir jūs kiekvieną tašką galite pasižiūrėti per savo tėvus, kokius jūs blokus turite ir kaip jūs darote neigiamai ir destruktyviai kažką gyvenime ir per tuos taškus panagrinėti ir pamatyti, ką jūs galėtumėte gauti, nes ten yra resursai. Nes jeigu, pavyzdžiui, mamos energijoje, mamos giminėje yra 17 energija, jeigu, jinai minuse yra, minusės tai reiškia 17 žvaigždė, tai reiškia būti matomai, vesti žmonės kažkur į šviesą, ne? Ir minusė jinai bus užsidariusi, nieko nežinau, nieko nematau, savęs negaliu parodyti, nes gėda. Žodžiu, ir jūs, kai nagrinėjate, mama turi tokį, reiškia, o kaip aš savyje tą darau, kaip aš savo gyvenimo tą scenarijų panaudoju ir tada pradedat po truputėlį atsukti, nes jūs tada pamatot savo šešėlinę pusę, jūs galite per tuos dalykus pamatyti savo šešėlinės pusės, savo tuos visus scenarius. Ir viršutinė dalis matricos tai yra jūsų motyvacija, kas jūs motyvuos, o apatinė dalis būtent tų tėvų energijos yra materialinė energija, disbalansas, blokai finansuose, materialiame kažkokia kūrime. Tai ten, kas blokuoja jūsų materialumą iš giminės.
Dabar tam, kad jums padėti truputėlį priimti, suvokti, kad tėvai ne šiaip savo jums suformavo tos blokus, pati siela pagal savo kažkokį pragyventą kelią, jinai sudėjus visas savo apsaugas, taip pritraukia tuos įvykius, kurie turėjo realizuotis per tėvus, padaryti tuos blokus. Ir visa tai parodys, kaip jūsų siela turi kokį ryšį su kūrėju, ne? Jeigu tėvelio, pavyzdžiui, nebuvo arba buvo šaltas, kaip aš minėjau, ne, tai reiškia, jinai kažkada atsisakė, pasakė į viršų savo kūrėjui, nu žinok, ačiū, man nieko nereikia iš tavęs, aš pati kaip nors, ne, arba aš pats kaip nors. Ir tada be abejo toks žmogus jau negauna iš tėvelio giminės visiškai nieko. Bet čia reikia suvokti, mes vis tiek einam į tą matricą, mes vis tiek einam, žiūrim, ką mes galėtumėm gauti ir ko mes atsisakėm. Ir reikia suvokti tokius dalykus, kad viskas, kas buvo jūsų gyvenime, tiesiog turėjo būti tam, kad išsipakuoti ir atleisti. Ir kai jūs atleidžiate visą savo giminę, mamą, tėtį, jūs suvokėt per tuos taškus, pamatysite savyje tuos blokus, jūs pamatysite, kad kaip aš jaučiuosi, o kas turėjo būti tam žmogui, kad jisai taip elgtųsi, kad jisai taptų toksai, kas jam turėjo būti. Jūs tada suvokit iš kitos pusės, kad kažkas jį blokavo, kažkas jam nedavė išsilieti, kažkas jam nedavė pasireikšti, kažkas jį kontroliavo ir nedavė būti tokiu, koks jisai norėjo būti. Ir kai ateis ta užuojauta jiems, toks suvokimas per save, kai jūs patirite visas tas emocijas, ką patyrė tėvai, kodėl jie tokie tapo ir kodėl su jumis taip buvo, kai jūs atleidžiate visas nuoskaudas jiem ir priimat ir visiškai priimat tą patirtį, kuri buvo, nereikia jums važiuoti ir atleidinėti ir sakyti, kad aš jūs atleidžiu. Fiziškai nebūtina tą daryti, jums svarbiausia viduj savyje, net ir tėvų, jeigu nėra, savyje tą pradirbti. Ir kai jūs pradirbate savyje moterišką ir vyrišką energiją, jūs savyje sukūrėte, tai yra transformuojate savo vidinį moterį ir vyrą ir tada jūs galite kurti. Bet jeigu jūsų viena iš dalių yra traumuota, jeigu negavo kažkokio resursą, tai tada kūryba, realizacija ir kažkoks socialinė realizacija yra labai sudėtinga. Čia iš tikrųjų be galo galima daug kalbėti, bet aš nenoriu labai stipriai išsiplėsti šiame video kol kas. Bet maždaug per tai jūs galite patyrinėti, panagrinėti, pažiūrėti save. Dabar pasižiūrime dar porą zonų, tai yra viršutinė zona, tai yra jūsų ryšys su jūsų dvasiniais vedliais, su kūrėjus ir su informaciniu lauku, iš kur jūs galite visas idėjas. Tai yra būtent jūsų sahasrara čakra viršutinė dalis. Ir čia yra visi talentai, kurie yra sukaupti. Ir tie talentai jum duoda irgi realizacijas ir juos visą laiką žiūrėkite kaip minuse. Visos energijos matrice, praktiškai visos yra dauguma minuse ir tyrinėkite savo talentus, o kaip jūs minuse tą darote. Ir kai jūs sugebėsite transformuoti į pliusą, jūs pamatysite, kokį talentą jūs iš tikrųjų turite. Nes, pavyzdžiui, jeigu jūs turite vienetuką, gimė ten sausio mėnesį, ten bus gebėjimas priimti idėjas, visą laiką ten pastovus yra kanalas gauti idėjas, kalbėti, iškalbėti, oratoriškumas, bet minuse žmogus sakys, ten man to nereikia, man viešumos nereikia, man geriau čia pabūti kažkokiam savo rate, aš neturiu idėjų, aš neturiu fantazijos, jisai save apriboja ir ten uždaro, man to nereikia, ne? Ten pavyzdžiui, jeigu tai būtų trečioji energija, jeigu blokas yra trečia energija, ne, kovo mėnesį, tai viskas, kas susijęs su moteriškumu, ten bus moteriškumo kažkoks
baimė būti moteriškai, ten tada minusinė būna versija kontroliuojantis, ne, tai aš pati viską kontroliuosiu, aš nepriemu jokių silpnybių, aš turiu viską tvarkytis pati. Ir aišku, va, ten bus tas blokas ir va, tas įsitikinimas neleidžia kūrybiškumui atsiverti. Ne, tai viršutinė, va, visa ta eilutė viršutinė, tai yra jūsų talentai. Ir vat, dar, jeigu mes pažiūrėsime, vat, kai jūs matricą atsiversite savo, būtent tą rutuliuką, kvadračiuką, apačioj rasite lentelę, tai yra lentelė energijų, kurios yra surašytos pagal čakras. Ir kiekvieną čakrą pamatysite, kokį bloką turi susijusi su žeme ir susijusi bloką su dangum. Tai reiškia, viskas, kas susijęs su dangum, tai kaip jūs galvojate, jūsų įsitikėjimas, ten, kur yra su žeme, kaip jūs darote šitas blokas, kaip jūs realizuojate tą gyvenime. Ir jūs labai puikiai matysite, ką jūs darote realybėje ir gyvenime, kad jūs negalite, pavyzdžiui, trečia manipūra yra čakra, tai yra realizacija, valia, stiprumas, eiti, daryti, realizuoti. Jeigu jūs matysite, kokios energijos užblokuotas, ne? Pavyzdžiui, jum blokuoja ten penktukas. Penktukas yra dalintis informacijas ir reiškia, mokinimas ir hierarchijos suvokimas. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, savo tėveliui esate tėvelis, o ne sūnus, hierarchija iš karto apsiverčia, kai jūs pradedate jį mokinti, kaip gyventi, kaip ten ką daryti, manipūra iš karto į kitą pusę sukasi, ne, jeigu ten, ir pamatysite, kiekviena čakra yra, aš taip kaip pavyzdį pasakau, kiekvienai čakrai bus tam tikras blokas, labai gerai viskas matosi, ir aš galiu pasakyti, kad išsipakavimas sielos vyksta nuo viršutinių čakrų, yra nuo viršaus ir pats paskutinis, pats sunkiausias ir karminis dalykas, kuris yra va tos matricos apačioje, pats žemiausias skaičius yra pats stipriausias ir blokas Ura Muladharai, kuris užblokuoja seksualinę ir finansinę energiją. Ir jisai praktiškai iki jūsų išsipakavimo, iki nušvitimo, jisai yra uždarytas ir su juo labai sunku ten prieiti prie jo, ten yra didžiulė masė visokių sluoksnių ir tokių apsaugų, ir ten prieiti yra labai sudėtinga, bet jūs galite pažiūrėti būtent į tą karminį tašką, kokia karma buvo. Ir kas labiausiai dabar gyvenime jūs blokuoja, kas blokuoja labiausiai, ne? Va tas dalykas, į jį ten taip lengvai nenueisite į Muladharą, ten yra, sakau, čia yra tik tai meistrai, kurie pasiekė nušvitimo, tą atveria, bet kažkiek nuimti sluoksnių jūs galite, jums tada lengviau bus realizuoti save. Ir dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti, kita zona. Tai yra realizacija pasaulyje, kaip jūs pasaulyje save realizuojate, tai yra sielos realizacija, būtent irgi svarbiausias yra blokas, visi kraštutiniai taškai yra svarbiausi, kurie eina labiau į vidų, jie mažiau svarbesni, bet vis tiek svarbus. Ir reiškia, va ta linija, kuri iš dešinės, jeigu žiūrėti veidrodinį variantą, tai yra linija į seksualinę, į finansų energiją, taip sakant, į jūsų pinigus. Ir čia įėjimas pats yra blokas ir šitos mažos energijos irgi parodo, kokie yra blokai, būtent finansų ir seksualiniai energijai, nes tai yra ta pati energija. Ir pats viduriukas, tai yra jūsų pats svarbiausias dalykas. Tai yra jūsų vidinis aspektas, kuris pats resursinis. Tai yra jūsų energija, ne? Jeigu jūs ten turite 10, tai yra tiesiog jūs galite viską. Jūs galite tiesiog apeiti
visas karmas ir tiesiog kurti tą pasaulį, priimti, cirkuliuoti, turėti daug, tiesiog gausa, fortūna, čia yra jūsų dalykas. Jeigu viduriukai yra, ne, 11, čia yra, čia 11, čia, vat, pavyzdžiui, žmogus, kuris gali per savaitę padaryti tiek, kiek ten kiti žmonės per pusę metų padaro, ne, bet ten yra didžiulė seksualinė energija, tiesiog toks užtaisis didžiulis ir aišku, tam žmogui duos prie to prisiliesti tik tuomet, kai jisai išmoks valdyti tą energiją. 6 tai yra meilė, tai yra priėmimas, totalus priėmimas visų ir savęs priėmimas. 3 moteriškumas, toks šeiminiškumas. Nu, žodžiu, apie visas energijas aš jums pasakysiu. Čia reikia žinoti vis tiek savo aspektą, kas aš esu ir ką man reikia dar savyje patyrinėti, panagrinėti. Dabar dar viena linija, kuri yra svarbi, yra santykiai ir pinigai. Ir ten yra tarpinis taškas tarp to taško, kur yra širdutė ir ta taškas, kur yra valiutos ženklas, viduriukas, ne? Ir viskas mūsų gyvenime susijęs su santykiais ir su pinigais. Čia neatsiejami dalykai ir jeigu ten yra gerai ir ten yra gerai, reiškia mes esame balanse. Ir jeigu ten yra blogai, tai ten irgi bus nelabai gerai. Ir žodžiu, tas balansinis taškas tarp šitų taškų parodo, kur galima paslysti. Tai pats toks slidžiausias taškas. Tas taškas, kur yra valiutos ženklas, jis parodo, ką reikia daryti, kad būtų pinigai. Būtent profesiją kokią pasirinkti, iš kur tas ateis seksualinė energija ir finansinė energija. Ir ten, kur yra širdutė, tai yra koks žmogus jums labiausiai tinkamas yra. Būtent kokios energijos jums labiausiai reikia, kad jūs susiderintumėt tarpusavėje. Dar 2 taškiukai yra tokie maži, kurie parodo, jie irgi atsispindės būtent čakrų grafike yra anahatos energijos. Tai yra ko mūsų širdys nori ir nuo ko mes kaifuosime, parodys būtent šitos energijos, ko mums reikia ir prie ko mus veda, kodėl mes visą tai darom, kūrėme, kokios būsenos mums reikia. Ne? Dar mažai tokie taškiukai prie didelės mūsų didelio pagrindinio taško yra mažas taškiukas, tai yra giminės energija, kuri duodama, kai jūs pradirbat visą giminės kanalus, kas jums atsiveria tada ir irgi galėsite tą talentą pasižiūrėti. Tai yra pagrindiniai dalykai, ką galima pamatyti matrice, tai yra visas savo šešėlinės pusės, ten, kur yra visos energijos nėra subalansuotas ir kai jūs apverčiate energiją, jūs subalansuojate energiją, tada jūs sutvarkot psichotraumą, išeina subasmenybė, išeina, reiškia, ego apsauga ir jums atsiveria kažkoks resursas, kurį jūs galite panaudoti savo ir jums energijos daugiau ir kuo daugiau tų blokų jūs nuimsite, tuo daugiau energijos per save praleidžiate ir tuo daugiau jūs galite padaryti ir būti tėkmėje, džiaugtis gyvenimu, patirti neapsakomus jausmus, nes patikėkite, jeigu pas jūs blokai yra ir jūs jausmų nejaučiat, jūs tik tai bandot juos gauti per kažkokius prieskonius, kažką pasaldinti, gauti kažkokį tokį stipresnį skonį, bet realiai jūs jų nejaučiat. Bet kai jūs visas tas energijas pravalot, patikėkite, ten visiškai kiti jausmai, ten ir meilė yra kita meilė, ir seksualūs santykiai yra visiškai kitame lygyje ir kiti jausmai. Ir visa aistra, ką jūs jaučiate savo veiklai, visiškai kita aistra. Nes jums reikia pakeisti savo vertybės, savo įsitikinimus ir pamatysite, kad pasaulis yra visiškai kitoks. Jūs pamatysite, kad jūs esate visiškai kitas žmogus ir jūs net neįsivaizduojate, koks jūs galite būti žmogus iš tikrųjų, nes visi įsitikinimai jums ant tiek užblokuoja jūsų tą jėgą, kur jūs net neprileistumėt vienos minties, kad aš esu toks. Tai aš linkiu jums sėkmės išsipakavime ir labai prašau,
kas pažiūrėjo video iki galo ir kas pasiruošęs gauti toliau informacijas, tai followinti mano kanalus, Instagramą, Facebooką, nes jau žengiu į tą dalyką, kur tikrai pasidalinsiu labai didelę apimtimą informacijos skirtą išsipakavimui. Tai kviečiu palaikinti, palaikyti, pakomentuoti, prisijungti į grupės ir, žodžiu, eiti į tą šviesą, į tą savo gyvenimo kūrybą kartu. Ačiū Jums, kad žiūrėjote.